apple pie bed. You've been pulling, you've been winching, you've been hoisting, but my legs are made of lead. And all I can feel from the very start was the frequency. Esam vidury marių. Ką mes čia veikiam? Mėgavomės gerų orų ir gražių vaizdų, kur startavo apie 70 būrių, sakykime, irklenčių. Pakalbėkime apie pačią distanciją. Ką reiškia burlenčių maratonas ir irklenčių maratonas? Taip pat, ką reikia įveikti sportininkams? Maratonas tai nėra tokia visiškai varžybinė disciplina, sakykime, kur yra griežta kažkokia ten distancija, reikia suklaviruoti ir panašiai. Čia yra tiesiog esmė didelis atstumas. Esmė atstumas ir to atstumo didelio, reiškia, įtakoje galima, tenka susidurti su besikeičiančia vėjo kryptim, vėjo stiprumu ir tai yra tiesiog sudėtingos sąlygos dėl to, kad jos ištisai kinta. Ir visą tai reikia įvertinti, viskam pasiruošti, reikia būti pasiruošus visoms įmanomoms sąlygoms ir tuo pačiu tai yra ištvermės išbandymas. Šitas maratonas skiriamas yra kas metai paminėti Arūno Rinkevičiaus žygiui per Baltiją ir šiemet kaip tik yra 10 metų jubiliejus. Pats Arūnas plaukia? Taip, be abejo. Jisai ir yra vienas iš idėjinių, sakykime, žmonių, kurio dėka šitie maratonai vyksta. Jūs esat vienintelis žmogus iki šiol perplaukęs Baltijos jūrą. Kokios buvo sąlygos, prisiminkim, prieš 10 metų ir kokios sąlygos šiandien plaukiant būtent 10 metų minėjime tam maratone? Tada buvo vėjo, o dabar taip jau vėjo nebuvo, visą paskutinį plaukimą teko prasovėti. Prieš vėją ir be vėjo. Tai toks juokingai gavosi. Juokingas plaukimas. Ar galim sakyti, kad šiandien buvo sunkiau? Tai aišku, be vėjo sunkiau. Kaip jaučiatės šiandien po 10 metų plaukdamas maratone, kur žinot, kad iš esmės dauguma žmonių plaukia vardan jūsų garbės? Nebūtinai taip yra. Juk maratonas yra šiaip toks smagus dalykas visiems buriuotam. Ta tradicija tegu ir toliau tęsiasi. Smagus įvykis, tegu vyksta tas maratonas, tradiciškai pastoja būna. Žinoma, kai vėjo yra daug smagiau, daug geriau. Tada visi lekia, visi plaukia, visi laimingi. O šiandien tokios sąlygos, rytoj gal bus biškai geriau. Norėjau sakyti, kad rytoj žada geriau. Tai laukiam rytojus, ar ne? Žinoma, laukiam rytojus. Drift apart, we just move with the flow.